Gerai, bičiulius ir bičiuliai, visi susirinkę. Aš manau, kad pirmiausiai aš noriu tikrai jūs visus patikinti, kad turime nuostabų žmogų Darių Gudelį. Žmogų, kuris savo gyvenime paskiria neišpasakyti dideliem dalykams. Jis yra metraštininkas. Archyve kaupiantis tai, kas akimirkose pranyksta, bet archyvuose pasilieka. Dariau, ačiū tau labai, kad ryžaisi padaryti šią nuostabią parodą. Bet aš dabar visiems truputį akimirksniu noriu jūsų širdis paliesti jautriais žodžiais. Vienas iš jautrių žodžių, jis galbūt būtų dedikuotas paukščiai. Lydėdami gęstančią žarą vėlai pakilo į dangų margi sakalai. Iš tai suplasnojo iš naujo sparnais, tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais. Tai štai sakalas skrydžiui pakilo 1931 metų Liepos 6 dieną. Įsivaizduojate, koks sutapimas? Liepos 6 diena. Pakyla ir skrenda. Pakyla ir iš žemės jį lydi žvilgsnį. Ir tie žvilgsniai mato, žiūrėkit, ką tie žvilgsniai sako. Skrieji sakale aukštai, sakale toli matai, jokie paukščiai suplasnoja, tau padangės neužstoja. Saulės broliai, niekados nieks tau kelio neužstos. Tai va tokios akimirkos ir tokie gražūs simboliai, kuriuos labai mylėjo Vincas Mykolaitis Putinas, kuriuos labai mylėjo ir kiti taurų žmonės, ir kurie paliesdavo epochą, paliesdavo įvykius. Ir tie įvykiai juos taip pat patraukdavo tom gražion atsakomybę. Taigi sakalo skrydis yra toks. Ir dabar aš noriu suteikti skrydžiui šiokį tokį įspūdį ir šiokią tokią skrydžio apžvalgą. Paprašyti Dariaus Gudelio, kaip tik mus priversti pažiūrėti iš apačios į dangų, kur sakalo skrydis mums kraują užkaitins. Ačiū, Dariau. Žodis tau. Taip, ačiū Jums, gerbiamas signatarė. Taigi, sveiki kolegos, susirinkę renginio dalyviai. Labai malonu man čia dalyvauti šiame renginyje, kuriame bus prisimintas šviesos atminties signataro profesoriaus Aloyzo Sakalo atminimas. Ir taip pat man malonu, kad bus suteikta proga glaustai pristatyti savo valstybės naujajame archyve parengtą virtualią parodą, skirtą signataro 95-osioms metinėms paminėti. Reikia pasakyti, kad paroda pradėta rengti prieš gerus metus, kada pradėjo perimti iš profesoriaus dukros Rūtos Brūzgienės, čia sėdinčios, jos tėčio archyvinius dokumentus, tuomet saugomus jos asmeninėme namų archyve, į savo įstaigą, tai yra Lietuvos valstybės naująjį archyvą. Na ir tada man ir mano kolegoms iš archyvo kilo mintis paminėti profesoriaus 95 metų sukaktį Lietuvos valstybės naujojo archyvo platformoje, parengiant virtualią parodą, kurioje atsispindėtų svarbiausi profesoriaus gyvenimo fragmentai. Na ir dabar glaustai, tikrai nesiplėsiu, neužimdamas laiko, kadangi bus diskusija, daugybė kolegų, profesoriaus, bičiulių, norės pasisakyti, prisiminti, pasidalinti atsiminimais.
Tad parodą sudaro 25 išsamei parinkti skyriai. Visa plati signataro gyvenimo paletė parodoje atspindima dokumentuotai. Tai yra panaudojant įvairius rankraščius, spausdintus tekstus, gausias fotografijas, vaizdo įrašus, kitaip dar video įrašus, kitus svarbius dokumentus. Taigi, kas nugalė šioje parodoje ir kuo jie yra ypatinga? Visų pirma, tai yra 6 skyriai, kuriuose plačiai nušviečiami Aloyzo Sakalo vaikystės, jaunystės, studijų, kalinimo ir tremties laikotarpiai. Taip pat išsamei pateikta jo tėvų, Petro ir Zofijos Sakalų, jo sesers Liudvikos Sakalaitės, antrosios žmonos Ritos Kučinskaitės Sakalienės biografijos, archyviniai dokumentai bei fotografijos. Čia yra žinoma ir kitų profesoriaus šeimos narių biografiniai dokumentai. Galima būtų daug kalbėti apie Aloyzo Sakalo nuveiktus darbus Lietuvos labui ir plačiai apibūdinti jo asmenybę. Pagal profesiją fizikas, tačiau prieš tapdamas jo, jis 60 metais su pagirimu baigė studijas Kauno Politechnikos instituto elektrotechnikos fakultete ir įgijo inžinieriaus radiotechniko išsilavinimą. Greta studijų nuo 57 iki 60 metų dar dirbo Kauno medicinos institute laborantų, nuo 60 iki 63 metų Vilniaus elektrografijos mokslinių tyrimų institute inžinieriumi, vėliau vyresniuoju inžinieriumi, vėliau Respublikinėje Vilniaus klinikinėje ligoninėje tuo pačiu inžinieriumi ir nuo 65 iki 75 metų Vilniaus medicinos technikos dirbtuvėse elektromechaniku. Tikrasis fiziko kelias prasideda, kuomet jis 69 metais pradeda dirbti Vilniaus universiteto puslaidininkių fizikos katedros dėstytojų. Kiek vėliau vyr dėstytojų. Tais pačiais metais, 69 čia apsigina fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją. Jie vadinosi Holo efektas nepusiausvyrinėse sąlygose. 76 metais jau fizikos ir matematikos mokslo daktaro disertacija, čia kiek ilgesnis pavadinimas, N- ir P- tipo kadmio selenido elektrinės ir fotoelektrinės savybės, nuo 72 iki 79 metų šios katedros jis jau docentas ir galiausiai nuo 80 metų iki 92 metų profesorius. Reikia paminėti, kad 93 metais įvyko jo habilituoto fizinių mokslų daktaro nostrifikacija. Dabar apie profesoriaus mokslinę veiklą dėl laiko stokos tikrai nekalbėsiu. Jai paroda skirta gana daug dėmesio. Paskui perėsiu prie šios skyriaus ir kitų. Kai duosiu žodį gerbiamai Rūtai. Tik reikia pasakyti, kad profesorius yra pirmojo Lietuvoje oficialiai registruoto fizikos atradimo bendraautoris. Jis registruotas 77 metų Liepos 2 dieną. Atradimas vadinasi elektrinių laidumo asimetrijos vienalyčiame izotropinėme puslaidininkyje reiškinys, dar žinomas kaip elektrogradientinis reiškinys. Galiu pasakyti, kad parodos lankytojų ras daug ką, ko anksčiau nežinojau apie Aloyzą Sakalą kaip mokslininką. Galiausiai Aloyzas Sakalas tai politikas. Vienas iš 124 aukščiausios tarybos deputatų, 90 kovo 11 pasirašysiu dokumentą, kurio atstatė Lietuvos nepriklausomą valstybę. Taigi jo politinė veikla šioje parodoje taip pat plačiai atspindėta, panaudojant tekstinę medžiagą, dokumentus ir fotografijas. Parodos skyriuose atsispindi ir plati profesoriaus visuomeninė veikla. Jo veikla vadovaujant visuomeninį organizaciją Gelbėkit vaikus, organizuojant savo vardo taurės krepšinio veteranų turnyrus Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujant įvairiuose oficialiuose ir ne tik renginiuose Lietuvoje bei užsienyje. Svarbus parodos akcentas – atsiminimai apie profesorių. Čia rasite jį pažinojus ir su juo kartu dirbusių Vilniaus universiteto fizikų, dar likusių gyvų, kuriuos pavyko pakalbinti, politikos bendražygių, socialdemokratų partijos kolegų, įvairių organizacijų, taip pat jų artimųjų, šeimos narių, spalvingus ir įdomius atsiminimus. Įdomus parodos skyriai, kuriuose lankytojai galės išvysti gausius signatarų apdovanojimus, įvairius laiškus tiek signatarų, tiek jo rašytus, taip pat valdžios institucijų, įvairių organizacijų sveikinimus bei padėkas. Ir norėčiau pabaigai atsidėkoti, kadangi tikrai prie šios parodos prisidėjo daug organizacijų, žmonių iš įvairių organizacijų, tiek ir pavienių. Tai visų pirma,
Aloyzo Sakalo dukrai, Mykolo Riomerio universiteto profesoriui, filologijos mokslų daktarui Rūtai Brūzgienei. Taip, Aloyzo pusbroliui. Aloyzo Sakalo pusbroliui nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojui Antanui Pociūnui, europarlamentaro Vytenio Povilo Andriukaičio padėjėjai Stepono Kairio fondo vadovai Tatjanai Levickienei. Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos dokumentų valdymo skyriaus vyriausiai specialistai Dainai Lyderiniai, visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus komunikacijos vadovai Kristijai Nariškevičiūtei, Lietuvos socialdemokratų partijos centrinės būstinės projektų vadovai Irenai Aniukštienei. Nežinau, ar yra, bet... Tai, kolegos, ačiū už dėmesį ir kviečiu pasisakyti gerbiamam Rūtai. Tai gal paleiskit mums. O dabar jau, pradėkim. Norėčiau, kad trumpai, Rūta, kažką tai. Aš tiesiog tikrai nesu labai pasiruošus daug kalbėti, nes stengiausi atsiminimuose tokias galbūt vaizdingesnės gyvenimo detalės pateikti. Bet aš labai norėčiau tiesiog padėkoti, nepaprastai padėkoti ne tik tai Dariui, ten visiems vyriesiems kolegoms ir visiems talkininkams, nes be žmonių, be meilės Lietuvai ir be Lietuvos žmonių jam, kažin ar jisai būtų galėjęs, turbūt tikrai nebūtų galėjęs tiek daug padaryti. Ir tai buvo jo įkvėpimas, jo pastangos, aišku, kaip ir Vytenis sakė, Sakalo skrydis, ir tai yra tikrai labai artima ir labai, nusako galbūt jo esmę, bet tas skrydis buvo iš meilės Lietuvai, iš meilės Lietuvos žmonėms, kuri pasireiškia labai įvairiomis formomis, labai įvairiais būdais. Ir tiek ir politikoje, tiek ir bendraujant su paprastai žmonėm, tiek ir džiaugiantis gamta, tiek ir šeimos ratelyje, tiek ir skaitant knygas, dar čia nebuvo paminėta, aš ne viską gal parašiau, tiek matant kiekvieno augalėlio, kurį jisai sodino, kaip jisai auga, kiek gailestingumo aplinkai galbūt gyvūnams ir tam, ką jisai mokėjo bendrauti su žmonėm, pasitikėdami, duodamas pasitikėjimo, kaip sakant, kvotą ir žmogus padaro galbūt trigubai daugiau, negu jisai padarytų tikrinamas, kontroliuojamas ir kažkaip galvojamas, kad gal jisai kažkokių klaidų daro, gal ne taip. Ir tas pasitikėjimas, bendraujant, jo pagarba žmogui, jo mokėjimas galbūt taip susikalbėti ne aštriai, bet faktais, dalykinė kalba, su kitaip manančiais, ieškoti sutarimo, išeities, aš manau, tikrai buvo didelis talentas, bet kartu tai nebūtų įmanoma be visų jo kolegų, be visų draugų, bendražygių, kurie, aš atsiprašau, čia užstuoti, kurie lydėjo jį visą gyvenimą, jo visose veiklose, buvo artimi tiek širdim, tiek darbais ir dėka kurių tikrai pavyko galbūt pasiekti tiek, kiek jisai galėjo, padėti tiek, kiek jisai galėjo ir kurti Lietuvai tiek gėrio, kiek jisai galėjo nuo savo asmenybę ir savo gyvenimų, savo pasavo visų kurti. Tai čia tikrai, žinoma, labai dėkoju dar atskirai Dariui, už jo begalinę kantrybę, už jo didelės pastangas ir tokią labai išsamią, plačią parodą. Žinoma, medžiagos tikrai labai daug ir labai sunku atrinkti, kas būtų svarbiausia ir kažkokį tokį bendrą vaizdą pateikti kai kurių dalykų. Čia kiekviena asmenybė galbūt tikrai yra begalinė ir begaliniai visokie faktai gyvenimo ir darbų ir politikos, o ypač tokia asmenybė plati kaip tėvas. Ir man pačiai buvo atradimas, kai aš pradėjau namuose sekcijose ten sukrauto jų dokumentai, aš net nelabai turėjau laiko, kada žiūrėti, ir kai pradėjau ieškoti, atrandu ir tokį dalyką, ir tokį, ir kokius senelio dokumentus mane žinomus. Tiesiog buvo labai įdomu, bet kartu tai yra tikrai labai daug medžiagos ir esu labai dėkinga, kad ėmėsi darė šito darbo, kad jisai nepalūžo po archyvų našta, nes jau taip kartais atrodo, kad tikrai sunku ten tuose kalnuose visako, kaip sakant, bet man tai buvo tikrai ne visada lengva, bet taip tvarkingai, atkakliai, pirmin ir aš labai džiaugiuosi šitą gražią parodą ir manau, kad jisai galbūt atsiskleidė
na, visiems pažinojusiems žmonėms šiek tiek iš kitokių kampų, kur galbūt ne visi mes pažinojom. Kažkas daugiau iš politikos, kažkas galbūt iš artimesnės draugystės, kažkas ten iš gelbėkit vaikus veiklos, ar ko, o čia galbūt galim pamatyti, na, tokį platesnį spektrą jo ir žmogiško gyvenimo talento, ir mokėjimo sutart, ir gyvenimo galbūt tokio sudėtingo, ir pakilaus, ir iškilaus, ir žinoma, jo drąsos, kuri man be galo imponavo, nes, kaip jis sakė, po lagerio aš nieko nebijau, ir jis niekur nebijojo. Ir tais laikais, sovietinio persekiojimo laikais, mes visi suprantam, kas tas yra nieko nebijot, kai tu esi sąrašuose, pavyzdžiui, Vilniaus tarybų, kiek žinau, buvo sąrašuose skirtos ir likviduoti ir panašiai. Tai tas, vat, žmogaus skrydis ir jo didi siela, man, nu, žinot, visi vaikai myli savo tėvus, bet man kiekvieną kartą yra atradimas. Aš vis žiūriu ir vis skaitau, ir vis matau, ir mokausi. Jau būdavo, taip sakant, nu, nebe taip jau įžengiant į antrą jaunystę, sakysim, bet aš mokausi ir vis atrandu, ir kiekvieną kartą aikteliu, dar matau tą, dar matau tą. Ir be to nepaprastai kuklus, jisai niekad nesigirdavo. Na, aš gal, kad buvo 3 vaikai, jau paskui toliau atskirai gyvenau, bet jisai nesigirdavo per daug niekuo ten, kad aš padariau kažką, nu, mes tiesiog nelabai žinodavom, ar net gavom dovanojimą iš tokios organizacijos, iš tokios pagerbę. Jisai buvo labai kuklus, be visa ko. Labai kuklus. Ir tas irgi, kaip sakyt, darbai gyrė. Ne pats žmogus save, kad aš ten taip ar kitaip, bet darbai kalba už jį. Ir dabar per tos darbus dar kartą atrandu ir savo tėvą, ir jo spalvas gyvenimo dar daugiau. Ir žinoma, tą neįsiemamą veiklą, ir tą ir politikoje, ir jo drąsą, jo proto aiškumą, jo mokėjimą bendrauti. Ir kartu aš taip pat labai džiaugiuosi, kad jis turėjo puikius kolegas, puikius žmonės, su kuriais bendravo ir sugebėjo kažkaip, na, turbūt visiems būt toks geras politinis arba žmogiškas draugas. Bet jau ačiū visiems, nes man regis, kad visi jūs buvote jam geri, politiniai ir žmogiški draugai. Ir be jūsų visai nebūtų tiek daug padaręs. Tai visiems labai ačiū ir dar. Negali būti begalų. Mes turime iš tiesų pasidžiaugti, kad Rūta taip šiltai ir taip gražiai perdego per be galo turtingą Sakalo gyvenimą. Jo labiau labai turtingą ir labai, kaip sakyti, karštai užsidegančią ir mylinčią širdį. Nes Sakalo portrete, kurį jūs matėte ir vaikus, ir moteris, žinot, yra labai gražus Gedimino Ilguno toks skirsnis apie Steponą Kairį, kuris parašo Stepono Kairio moteris. Tai Aloyzo Sakalo moteris taip pat gali būti šalia Stepono Kairio moterų. Skaičius skiriasi. Skaičius skiriasi, neabejotinai. Bet vis tiek, bet vienaip ar kitaip tai yra toks galbūt toks ypatingas žmogaus širdies šauksmas. Nes man labai džiugu buvo, kada mes su Liutauru ir su Baranovu diskutavom, tai kas tie socialdemokratai, kaip jie prasidėjo. Tai akivaizdu, kad matote, šiandien mes esame name, kurio antram aukšte gyveno Steponas Kairys. Ir kur čia redaguotas vasario 16 tekstas antram aukšte. Būtent čia tie 4, kaip sakyti, kairieji pasitraukė iš tarybos, čia surašė ir po to nuėjo į Štralio gatvę, į Štralio namus, Didžiojo gatvę ir ten pateikė tą pasirašytą ultimatumą. Tai Steponas Kairys inžinierius, Aloyzas Sakalas irgi inžinierius, o po to tapęs fizikos profesionalų fizikų. Abiem atvejais konstruktyvi ir revizionistinė, ir reformistinė, ir ta vadinamoji konstrukcijų arba sprendimų ieškojimo dvasia, abiem atvejais suteikia labai daug jėgos ir tai mūsų socialdemokratų partijos atsigavimo bangai. Čia mūsų, kaip sakyti, salėje sėdi kitas irgi tokių, kaip sakyti, mokslų
tiksliųjų, bet ir gamtinių mokslų atstovas Albinas Bagdonas. Jo knyga apie zoopsichologiją, apie paieškas žmogiškųjų paralelių ir žmogiškųjų, kaip sakyti, tokių charakteristikų evoliucijos gyvoje gamtoje ir biologinėse būtybėse leido net ir psichologiją suvienyti su zoologija. Tai štai kaip jums socialdemokratų tarpe išradingumas, mokslinė įžvalga ir racionalumas nuo pat mūsų judėjimo pradžios mūsų labai didėjo. Ir tai atsimenu, kada mes su Dovydu Kirveliu ir Albinu Bagdonu diskutavom apie tai, kągi kviesti į socialdemokratų partijos iniciatyvinę grupę. Būtent Kazimieras Antanavičius pasiūlė, kad reikia kalbėti su profesorium Sakalu. Aš Sakalą nepažinojau tuo metu, bet Antanavičius jau buvo susipažinęs su juo ir neabejotinai, kad tas mano susitikimas su Aloyzu vyko ir su Kazimieru Antanavičium, vyko 88 metais, labai netoli jūsų gyvenamo namo, ten prie pat Antakalnio ligoninės, tokiam skersgatvėje, tamsoje mes susitikome pirmą kartą. Ir aišku, aš mačiau konstruktyvų, racionalų žmogų, jau Sąjūdžio tarybos, Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos pirmininką. Ir labai ieškant ir tiesiog racionalių argumentų, kodėl reikia įstoti ir kodėl reikia atkurti. Akivaizdu, kad Sakalas neturėjo to visuomenės mokslo išsilavinimo bagažo, kokį man teko turėti kaip apsigynusiam antrąjį istoriko diplomą. Ir aš mačiau, kad mūsų mąstymo paradigmos susiliečia vienam konkrečiam taške, konkrečiam klausime. O kas mes esam? Ką mes turim padaryti? Ir pasakyti konkrečiai, pirmas žingsnis, antras, trečias, nes Aloyzas labai mėgdavo trumpus, konkrečius, iškeliamus klausimus ir greitą atsakymą. Ir neatsitiktinai jisai pats apie save sakęs, kad jo geriausia savybė yra sakyti tiesą. Sakyti tą, ką jis galvoja ir matyti tą tiesą. Tai štai kodėl dabar aš noriu paprašyti kitą bičiulį, kuris jau stebėjo socialdemokratų partijos atkūrimą. Tuo metu žingeidų, tuo metu labai žingeidų ir labai, įžvalgų. Tuo metu, nežinau kaip tave Česlovai pavadintumėte, žurnalistą. Kaip pavadinsi, nepagadinsi, kaip sakydavo mano tėvas. Tautininką, taip toliau, Česlovai šiandien apibrėžti tavo žvilgsnį. Česlovai, žodis tau. Gali sėdėti, iš tikrųjų. Labai atsiprašau, damų, jeigu leisit, aš pasėdėsiu, bet jeigu neleisit, aš drįsiu atsistoti. Leidžiu. Ačiū. Tai iš tikro, aš susipažinau su Aloyzu 89 metais, kai jau buvo sukurtas sąjūdis, veikė Sąjūdžio Seimas, o aš lankydavau kaip tuometinis, tos tarybų valdžios, taip nepavadinsiu, tarybų valdžios spauksmenas, aš lankiau visus renginius, jie vyko Mokslo akademijos salėje ir Sąjūdžio Seimo posėdžiai reguliariai vyko būtent Mokslo akademijos salėje, o Aloyzas kartu su Abišala, būsimu premjeru, jie vedė tuos posėdžius. Tai aš jau spėjau taip šiek tiek iš tolo pasižiūrėti, o paskui mes ir susipažinom. Bet turiu pasakyti, kad pirmas iš Juršėnų su profesorium susipažino, tai mano sūnus. Jisai kaip po universiteto fizikos fakulteto studentas klausė Aloyzo paskaitas ir vertino jas. Ir jis ir jo draugai sakydavo taip, kad griežtas dėstytojas, bet teisingas. Tai va čia tokios mūsų pažintys. O iš tikro reikia pasakyti ir kitą dalyką. Jeigu grįžtam atgal, tai šiuo atveju aš grįžau jau
tolėliau į senesnius laikus, kadangi sūnus susipažino keletą metų anksčiau negu aš. Tai turiu pasakyti apie tėvą. Petras Sakalas buvo nepriklausomybės kovų dalyvis. Ir kaip man aiškino tų laikų žinovas Vilius Kavaliauskas, Petras Sakalas buvo ir Klaipėdos sukilimo dalyvis. Čia Kavaliausko informacija. Bet aš manau, kad iš tikrųjų jis kaip šaulys ir kaip aktyvus žmogus tikrai aktyviai dalyvavo tuose veiksmuose, įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taigi, galima būtų sakyti, kad Aloyzas augo atitinkamoj šeimoj ir atitinkamoj dvasioj. Ir kai pasikeitė laikai, kai atėjo kitokia valdžia, tai yra po vienos okupacijos aneksijos sekė kitokia okupacija aneksija, atitinkamai elgėsi jaunasis Aloyzas. Mokykloj jisai drįso sakyti, ką mato aplinkui, o aplink nebūtinai gražus dalykai buvo, bet dėja atsirado draugų, ar vienas draugas, kurie jį pardavė. Ir tada jis atsidūrė toli, tai Kazachstane ir net atrodo Khabarovske ir išbuvo 5 metus. Ir čia yra vienas dalykas, kurį reikėtų pasakyti ir kuris parodo Aloyzo tvirtumą. tą tvirtumą, kurį mes matėm jau nepriklausomybės laikais, kai reikėjo ne tik turėti savo nuomonę, bet mokėti ją apginti ir ginčytis su pačiais didžiausiais autoritetais. Taigi štai tais kalinimo metais kameros draugai, beje lietuviai disidentai, apkaltino Aloyzą, kad jisai yra saugumo agentas. Ir maža to, kad apkaltino, dar jį sumušė. Ir kai paskui vėliau jisai pasakoja vienai profesoriui, nes niekur kitur šito dalyko neradau, o profesorius vienos dienoraštyje, kaip čia pasakius, subtilumo dėliai autorės neminėsi. Bet jeigu kas labai norėsit, tai rasit. Tai žodžiu, tam dienoraštį pasakyta, nes jei pasakodamas apie savo praeitį, Aloyzas pasakė, aš 3 dienas verkiau po to, kai jį sumušė kameros draugai lietuviai. Tai buvo jam skaudu ne todėl, kad sumušė, o todėl, kad sumušė draugai. O paskui pasirodė, kad tas disidentas, kuris apkaltino Sakalą, pats buvo pardavikas. Vėliau tas tik tai išaiškėjo. O aidas tų istorijų jis yra puikiai žinomas, tai yra 91 metais, jau kai mes visi, va čia 4, kurie esam signatarai, prisimenam Lietuvos aido 91 lapkričio mėnesio straipsnį apie 17-osios kameros paslaptį. Kai vėl iš naujo Sakalas apkaltintas kaip atitinkamai veikė. Ir Sakalas tada padarė taip pat svarbų žygį, kaip tiesa vėlesniais metais padarė Vytenis Andriukaitis. Sakalas išėjo iš aukščiausios tarybos, nedalyvavo posėdžiuose ir pasakė, aš įrodysiu savo teisybę. Ir po 2 savaičių jam tai pavyko padaryti ir jisai sėkmingai darbavosi tuose darbuose, kurios jam pavedė aukščiausioji taryba arba kur kartu su kolegomis veikė kaip frakcijos seniūnas arba kaip atitinkamos komisijos pirmininkas. Ir štai 90 metais jisai išrinkamas į aukščiausiąją tarybą, išrinkamas 1. ture. Tada tais 90 metais daug žmonių buvo išrinkta 1. ture. Nors kova tikrai buvo didelė, buvo ir debatai, ir ginčiai, ir visokie pramanai, gandai ir taip toliau, bet jisai labai tvirtai, didelę balsų daugumą nugalėjo ir tapo aukščiausios tarybos nariu ir tapo vėliau ir nepriklausomybės akto signataru. O dar vienas įdomus dalykas,
Aloyzas tapo pirmuoju mūsų viršininku, kadangi jis buvo išrinktas mandato komisijos pirmininku. Tais laikais pati aukščiausioji taryba tvirtindavo savo legitimumą. Dabar viską daro vyriausia rinkimų komisija. Tai štai jam buvo pavesta vadovauti mandatų komisijai. Pirmasis mūsų viršininkas. Bet po to jis dar įvairias pareigas. Jis buvo aukščiausios tarybos prezidiumo narys. Prezidiumas turėjo įvairių komisijų, jis dirbo tose komisijos ir, man atrodo, net vienos komisijos pirmininkas buvo. Bet kur jisai bebūtų, ar aukščiausios tarybos prezidiume, ar aukščiausios tarybos tribūno sesijos metu, ar komisijose, ar galų gale frakcijoje, ar pašnekėjo su bičiuliais ir galų gale oponentais, jis laikėsi tikrai principinių pozicijų. Va čia taip, kaip aš jį prisimenu nuo 90 metų, tai tas ėjo per visą mūsų bendrą veikimą iki kol jisai buvo išrinktas europarlamentaru. Taigi, porą pavyzdžių. Sakysim, tada buvo labai garsi istorija, kad štai reikalingas stiprus vadovas. Nors Sąjūdžio programoje buvo labai aiškiai užrašyta. Nebus vienasmenio valstybės vadovo. Bus kolektyvinis organas, tai yra aukščiausios tarybos prezidiumas. O buvo sugalvota, kad reikia rinkti prezidentą. Arba jeigu nerinks prezidentą, tai aukščiausios tarybos pirmininkui suteiks prezidento įgaliojimus. Va tokia istorija buvo, tokia įdomybė. Galime sakyti dėja, bet laimiai viskas tas baigėsi taip, kadangi dauguma nepritarė šitai idėjai, kurią labai aštriai kritikavo būtent Aloyzas Sakalas, jo kolegos, mes taip pat. Kita idėja. Vagnorius teigia, premjeras sugalvojo, kad jam, kad būtų stipresnė valdžia, reikia užimti ir vidaus reikalų ministro postą. Žinoma, buvo ir išjokta šita idėja ir iš kitos pusės pasipriešinta, žinant, koks yra premjero charakteris ir ką jis yra jau pritaręs. Tai vadinasi, leisti jam dar užimti tokias pozicijas, tai vadinasi, padaryti negerą darbą ir Aloyzas buvo tarp tų deputatų, kurie tam smarkiai priešinosi. Ir žinoma, dėl visų tų vykusių, nevykusių reformų jis yra daugelį kartų kalbėjęs. O tokia delikati situacija buvo aukščiausioje taryboje 91 metų sausio mėnesį. Tai yra iškart po tų kruvinų įvykių dingo premjeras, atsistatydino Kazimiera Prunskienė, neaiškinsiu dėl kokių priežasčių, čia kita kalba, ir reikia naujo premjero. Ir pasiūlomas Albertas Šimėnas. Daliai frakcijų šita kandidatūra nepatiko. Bet vėlgi tam tikra vidinė ir tarptautinė situacija neišeina labai smarkiai priešinti. Ir iš vienos pusės reikia pasakyti teisybę, kad šitas žmogus nelabai tinka į premjerus, į ministrus prašom. Galų galis vėliau ir tapo ekonomikos ministru. O va štai į premjerus gal jisai nepatrauks. Tai būtent Sakalas, sakydamas kalbą, aiškindamas, kuo gali būti jo ir mūsų kolega Šimėnas, galų gali padarė išvadą. O gal ir neblogai dirbs. Tai dabar supras, kaip nori. Gal ir neblogai dirbs, o gal ir nelabai. Nu, paskui išėjo, kad buvo, kaip sakoma, vienadienis premjeras, nes 3 dienas dirbo. Ir čia turiu pasakyti, kad tarp tų principingumo ir kietumo pavyzdžių, kad matyt ne jam vienam, tai yra Aloyzui Sakalui, bet daugeliai mūsų buvo įgrisęs vienintelio Antrosios Respublikos laikais deputato ir dvasiškio. Tai toks buvo Svarinskas. Jeigu kas prisimena betarpiškai arba iš istorinių pasakojimų. Tai kai kurie labai smarkiai prisimena ir žino, koks jisai buvo aršus ir kaip jisai kalbėdavo, vos neverkdamas, bet ir beveik keikdamas. Tai Aloyzas Sakalas frakcijos vardu kreipėsi į kardinolą dėl Svarinsko aršumo ir konkrečiai dėl neapykantos skleidimo ir keršto siekimo.
Tai va ir toks darbas, žinoma, galime sakyti, kad gal čia nereikėjo šito daryti, vis dėlto dvasiškis, monsinjoras ir taip toliau, bet jisai buvo deputatas ir jeigu jisai elgėsi netikusiai, reikėjo tai įvertinti ir čia į rangus ar titulus Aloyzas Sakalas nežiūrėjo. Ir štai 92 rinkimas buvo pakeista rinkimų sistema, jinai tapo mišri ir Aloyzas laimėjo daugiamandatę idėjų. Bet mes, kaip laimėjo, tai yra Lietuvos demokratinė darbo partija priešaky su Brazausku, mes manėm, kad vis tiek reikia mums turėti sąjungininkų, nors mes summa summarum, kai dar atkovojom 3 vietas iš dešiniųjų sąjungininkų, iš viso mūsų buvo 77. Bet manėm, kad bet kurie sąjungininkai arba bent tam tikri žmonės, kurie padės spręsti tos didžiosius nepriklausomybės įtvirtinimo ir demokratijos užtikrinimo uždavinius, artimiausi be abejo buvo socialdemokratai. Ir aš pakviečiau Aloyzą Sakalą būti mano kaip Seimo pirmininko pavaduotoju ir jisai sutiko ir buvo tas, kuris tikrai mokėjo pirmininkauti, nes jis turėjo patyrimą, kaip pasakojo, iš Sąjūdžio laikų, o ten publika buvo taip pat įvairi ir ją suvaldyti nebuvo taip paprasta. Tai štai jisai su humoru, bet kietai ir tvirtai vedė posėdžius. Ir sakyčiau, iš mūsų 4, kurie galėjo vadovauti Seimo posėdžiams, tai yra aš ir 3 mano pavaduotojai, Aloyzas buvo kiečiausias kaip posėdžio pirmininkas. 94 metais, žinoma, Sakalas yra Sakalas, arba Sakalas buvo Sakalas, nepaisant to, kad mes lygtai ir veikiam kartu, kartais bendradarbiavom, kartais ginčiamės, bet būtent socialdemokratų frakcija pirmoji pareiškė nepasitikėjimą mūsų premjeru Adolfu Šleževičiu. Socialdemokratai kartais sako, čia dešinieji kažką padarė. Ne, socialdemokratai. Bet čia šiuo atveju aš nulenkiu galvą prieš Aloyzą Sakalą, kadangi jis principingai viską vertino ir jam atrodė, kad čia tas žmogus, kuris ne viską taip daro, kad Lietuva eitų demokratijos keliu. O jeigu šiek tiek plačiau žiūrėsim apie socialdemokratų ir LKP santykius, arba paskui LDDP santykius, tai žinoma, daugiau tokių man nesmagių įspūdžių iš anų laikų, bet turiu pasakyti pradžioj labai gražų dalyką, kurį aš labai vertinu. 88 lapkričio mėnesį, kai jau buvo sutvertas sąjūdis ir kai jau buvo šioks toks sujudimas ir partijoj, nors apskritai jinai buvo stagnatoriška, ėmė keistis partinės organizacijos. Ir Vilniaus universitete buvo nuspręsta rinkti naują partsekretorių, partkomo sekretorių. Ir Sakalas buvo tas iš profesorių nepartinių ir kaip sąjūdžio žmogus, kadangi jis buvo Vilniaus miesto sąjūdžio Vilniaus miesto pirmininkas, jisai karštai pasisakė už profesorių komunistą Bronislavą Genzelį, kad jisai taptų partkomo sekretorių. Ir galų gale taip ir atsitiko, nors tiesa, kad Genzelis kėlė tam tikras išankstinės sąlygas, bet kiti komunistai sutiko ir tada Genzelis sutiko būti tuo sekretoriumi ir jisai nuveikė teigiamų dalykų ir tai galų gale iš tikrųjų buvo lemtingas veiksmas tiek pačiam sąjūdžiui, tiek ir Lietuvos politikai. O vėlesniais metais mūsų bendravimas buvo toks, kad kartais Aloyzas reikalavo iš viso paleisti LKP ir tegul tverėsi viskas iš naujo. Jis buvo kietas ir buvo aiškiai žmogus turėjęs tam tikrus principus ir galvoju tam tikrą liūdną patyrimą ir todėl jis tiesiai kėlė klausimą, kad mus reikia paleisti. Žinoma, mes nesutiko. Po to susitvėrė LDDP.
mes norėjom pakliūti į Socinterną. Ir Algirdas Brazauskas turėjo kažkokių kontaktų ir jau lygtai jam buvo pažadėta. Bet pagal Socinterno taisyklės, jeigu jau yra viena partija, tai pirmą reikia atsiklausti tos partijos nuomonės. Tos partijos nuomonė atstatavo vėl profesorius Aloyzas ir jisai nesutiko, kad LDDP būtų priimta į Socinterną. Na, ką darysi, kai buvo, tai buvo. Galų gale vis tiek buvo tam tikras mūsų artėjimas ir suartėjimas, kuris truko keletą metų, ne per vieną kadenciją. Ir baigėsi laimingai 2001 sausio mėnesį, kai mes po įvairių ginčių, derybų susijungėm į vieną galingą kairėją partiją. Ir apibendrinant, galime sakyti, kad iš viso reikia tą priminti, kad profesorius Seime, nacionaliniam ir aukščiausioje taryboje, tai galime sakyti, nacionaliniam parlamente iš viso dirbo 14 metų. 14 metų, tai yra labai daug, kelias kadencijas. O po to buvo išrinktas į Europos parlamentą. Vadovavo frakcijoms ir pačios partijos vadovas net 7 metus buvo. O štai 2001-2004 metais, šitą noriu specialiai pabrėžti, jis buvo Teisės teisėtvarkos komiteto pirmininkas. Ir čia buvo vienas ypatingas įvykis ir jam, ir komitetui, ir Seimui, ir visai Lietuvai. Kadangi dėl tam tikrų dalykų būtent Aloyzui Sakalui ir jo vadovaujamam komitetui teko suvaidinti labai svarbų vaidmenį Pakso istorijoje, arba tiesiai sakykime, Pakso apkaltos byloj. Jis vadovavo komisijai, kurios išvados įgalino tuometinį Seimą ryžtis apkaltos proceso pradžiai ir pabaigai, jeigu bus atitinkama Konstitucinio teismo išvada. O Konstitucinio teismo išvada buvo atitinkama ir mums tik buvo svarbu užtikrinti, kad būtų 85 balsai bent vienam kaltinimui patvirtinti. Kadangi Aloyzo Sakalo komisijos, paskui Juliaus Sabatausko komisijos darbas buvo labai geras, argumentuotas ir Konstitucinis teismas iš 6 kaltinimų palaikė 3, nors užteko 1, kad galima būtų prezidentą nušalinti. Tai va čia buvo toks ypatingas įvykis ir ypatingas ir Aloyzo Sakalo vaidmuo. Ir tuo galima būtų baigti, bet tik tai vieną dalyką noriu pridėti, kuris man kažkaip netilpo į visą mano pasakojimą, bet jis yra labai svarbus. Aloyzas Sakalas labai smarkiai nukentėjo nuo tuometinės bjaurios tarybų valdžios. Bet po to jisai kybo į mokslus, kilo aukštyn ir čia galime sakyti, kad partija netrukdė, o gal partija ir palankiai žiūrėjo, nes jisai gavo 2 tuometinės premijas. LTSR valstybinė premija ir LTSR ministrų tarybos premija. Tai reiškia, valdžia įvertino, nes tais laikais, nors sprendė mokslininkai, suprantama, bet be CK palaiminimo tokie dalykai, kaip sakoma, nepraeidavo. Tai čia galima būtų įvairiai sakyti, kad Aloyzas Sakalas įvertino, kokia situacija buvo tuometinėje stagnacinėje Lietuvoje ir jisai, kaip sakoma, per daug nesišakojo. Ir čia patvirtinimas tam tikras yra iš labai įdomaus autoriaus pusės. Jeigu kas skaitė Baltušio dienoraščius, Skaitėm. tai ten yra daug kartų minimas Sakalas ir Sakalai. O problema buvo ta, kad iniciatyvą rodė, kaip supratau, moterys, tai yra Baltušio Monika Mironaitė ir Sakalienė, tuometinė. Ir Sakalai turėjo sodybą Molėtų rajone Palksnėj, kuri labai patiko Monikai.
Ir tada Monika, kaip įprasta, pradėjo graužti Baltušį, kad ir Baltušiai turėtų tokią pat sodybą. O Baltušis, kaip prityręs veikėjas, žinojo, ką reiškia tarybiniais laikais padaryti kokį nors normalų darbą be papildomų veiksmų. Tai yra ir butelioko, ir kumpio, ir kitų smagių dalykų. Tai jis žinojo, kad šitas jo laukia, nes Monika neatstos. Ir galų gale buvo tas pastatas ar sodyba įrengta. Ir, kaip rašo Baltušis savo dienoraščiuose, jie tai arba pas sakalus buvo, arba sakalai ateidavo pietaut ar vakarieniaut. Ir aišku, dar ir kai kas ir prie vakarienės būdavo be jokios kalbos, nes ypač Baltušis buvo mėgėjas iš šitų reikalų. Tai jie, sakyčiau, labai linksmai, smagiai bendravo. Ir jeigu sakalas būtų nors kiek kryptelėjęs į šoną, tai Baltušis savo dienoraščiuose šitai būtų parašęs negailestingai. Tai vadinasi, sakalas, vertindamas situaciją ir jo labiau žinodamas, kas yra Baltušis, kaip aukščiausios tarybos deputatas ir kaip žmogus prieinantis prie visų viršininkų, matyt, šiek tiek ir atsargiai elgėsi. Bet kai atsirado galimybės, va čia šitą reikia turėti galvoje, kai atsirado galimybės, Aloyzas, galime sakyti, stačia galva nėrė į tą naują veiklą ir jisai labai daug padarė ir Sąjūdžiui, ir Lietuvai, ir tuo reikia džiaugtis. Ir aš galiu tik tai savo asmeninį džiaugsmą pasakyti, nors kartais jis mane kritikuodavo ir kartais mes pasibardavom, bet man liko pats geriausias įspūdis ir didelis džiaugsmas, kad mes ištisus 4 metus dirbom kartu tuometiniam 92-96 metų Seime, o apskritai dirbom kartu 14 metų nacionaliniam parlamente. Ačiū. Ačiū labai. Jūs turbūt matot, kad per Lietuvos berods televiziją eina Grafas Montekristo. O tokios, kas savaitę eina toks serija, nauja versija. Aš atsimenu versiją Grafo Montekristo su Jean Marais, kur iš tiesų buvo fantastiškas epizodas, kada Jean Marais jau yra, kada Egmontas Dantonas yra įkalintas ir jis kameroje gremžia akmenis, nes jis girdi, kad yra stuksenimas kitoj kameroje, kur jie vienutės buvo įmesti. Ir jisai gremžia pagaliau išlupa sienoj, jos skiriančioj sienoj akmenį įlenda į kitą kamerą. Tai įsivaizduokite dabar, jeigu jūs dabar imtumėt, o po to Dantonas suvokia, kad jį išdavė jo artimiausias draugas, jį skundė. Dabar, kai Aloyzas, įsivaizduokite, Aloyzas kamerą verkia, bet po to Aloyzas vežamas Stalaipinkoje. Žinot, kas yra Stalaipinkoje? Kalėjimas kažkas. Aš žinau, ne, vagonai tokie, kur Stalaipino vagonai, taip. Tada Stalaipinkoje nelabai paprasta pabėgti. Ir Aloyzas vis tik tai išplėšia vagono grindis ir iššoka iš vagono vežamas. O jo kaliniai vagono griebė jį sulaikyti, nes bijo, kad jeigu jis iššoks, jie bus apkaltinti jo pabėgimu ir visi bus sušauti. Tai yra 49 metai. Ir jis vis tik pabėga, o jie griebdami jam nuima kepurę nuo galvos. Ir jis iššoka, bėga, traukinys stabdomas, traukinio sargybiniai šaudo, bet jis vis tik tai pabėga. Bet pabėga plika galva. Kadangi kaliniai buvo visi nukirpti, lygai, ir tas iš karto ir kepurės nebėra, o kepurė liko. Ir tada jisai vėl stengiasi slapstytis ir stengiasi įsėsti į kitą traukinį ir grįžti į Lietuvą. Ir jam traukinio palydovė pamato plikai, nukirpta, jai kyla įtarimas, kad jis yra kalinis pabėgęs. Ir iš karto kitoj stotelė jisai
sustabdomas vagonas, jisai suimamas ir jis atsiduria Džaskazgane, griežtojo režimo kalėjime Kazachstano. Dabar jeigu kas būtumėt Diuma ir aprašytumėt grafą Monte Cristo, tai įsivaizduokit, čia yra tikra gyvenimo istorija, jauno vaikino, abituriento, bėgančio, kulkos, po to, o dar įdomiau, kad po to jis po kiek laiko sutiks vieną tardytoją, kuris jam pasakys, kad taip, kad jisai matęs bylą, kurioje Nachmano Dušanskio ranka užrašyta, kad taip, pas mane atėjo tas ir tas ir prašo apsaugoti jų šeimą nuo ištrėmimų. Ir tada, kada aš klausinėjau, kas ten klasėje yra tokie, jis pasakė, taip yra klasėje mokinių, kurie nepalankiai žiūri tarybų valdymą. Dušanskio inicialai yra klasiokas V.L. Tada galvokit, ką nori, inicialai. Ir tada, kada Aloyzas jau po to, Aloyzas ilgai draugavo su Vytautu, ir kada Aloyzas jau po to išsiaiškina, vis tik ieško atsakymo, kas jį išdavė, jis mane įpareigojo kreiptis į archyvą ir aš tą padariau, į KGB archyvą, rasti bylą, rasti tos užrašus ir taip toliau, aš kreipiausi, aišku, atsakymą gavau, kad nėra tokių dokumentų, suprantama, čia gali būti išnaikinti, paslėpti. Bet štai jums tada kyla ir Sakalo noras atstatyti teisybę. Nes pats Sakalas labai mėgėjo savo kredo. Jis į kredo parašė labai gražiai. Mano stiprioji savybė, kad aš mėgstu tiesą ir niekada nebijojau juos pasakyti, nevyniodamas nieko į vatą. Aš buvau toks tiesos ieškotojas, man rūpėjo kalbėti tiesą, o ne užsiminėti apgaudamas. Ir štai jam po to dabar, jau po to 17 kameros paslapties kontekste, jam iškilo visą gyvenimą klausimas, kaip išsiaiškinti, kas jį išdavė ir atėmė iš jo 5 gyvenimo metus lažymą. Bet kita vertus, 54 jis paleistas ir jis iš karto, grįžęs iš lagerio, iš karto išlaiko aukso medalių Kauno tą pačią komjaunimą arba Aušros gimnaziją medalių ir iš karto kitais metais stoja į universitetą. O jam pavyko, nes kai jisai buvo tarp vieno lagerio ir tarp kito, o ten kitam lageriai lengvesniam jis gerai dirbo, užsidirbdavo labai daug įvykdydavo normų ir už tas normas mokėdavo daugiau pinigų. Ir jam davė švarę spravkę. Ne tik pinigų. Švarę spravkę. Kalėjimo laiką. Jau, kalėjimo. Dvigubus metus suskaitydavo. Tvarkoj. Ne apie tai aš kalbu dabar, ne į detalės. Bet švarę spravkę. Ir tas jam padėjo, nes jis po to niekad nebuvo KGB sekamas. Pavyzdžiui, aš turiu savo KGB grafiją, kadangi mano spravkė kitokia. Bet jo, ir tas jam labai smarkiai padėjo universitete, kaip sakyt, ginantis, judant į priekį, bet jis niekados nebuvo, kaip sakyt, aptemdęs savo gyvenimą kokio nors netiesos sakė. Ir todėl dabar būtų labai smagu man pasakyti, nes Sakalo mokinys sėdi čia. Ir jis fizikas, Alfa Brazas. Aš norėčiau paskui dar papildyti. Bet padarykime gyvą pokalbį, jeigu noriu dabar... Dėl to Aloyzo laiškų. Žinote, kadangi mes visi žinom kažkokias dalis, aš irgi turėjau progos pasigilinti, tai man tai vis kyla dar noras papildyti ir vieną iškalbėtų ir kitą. Tai aš norėčiau pasakyti, kad dėl Balsuščio, tai ten draugavo mano mama su Monika Mironaitė labai. Monika pas mus atostogaudavo kaime keletą metų ir tikrai Monika labai norėjo irgi, kad ten būtų namas. Bet tėvas jisai nebuvo bendraujantis, jokių baliukų jisai per daug nemėgo, ta prasme namų aplinkoj. Politikui tai taip, o namų aplinkoj jisai... O kumpis, tai ten būdavo, galbūt Mironaitė pavaišindavo mamą ten, nei ten, tikrai aš visai, kad būdavo vasarą kaime.
nei kažkokių ypatingų pietų. Baltušis kartais pašnekėdavo, bet mes visi puikiai žinom, kad jisai klauso tą patį Laisvės radiją, kad jisai klauso tą patį BBC, kad jisai yra patriotas. O tėvas nebuvo, Baltušis nelabai ir prigirdėdavo. Nebuvo jisai ten bendraujantis. Tikrai, tai čia šitas faktas, kaip sakant, apie baliukus bendrus, tai čia moteriškės gal susitikdavo, pasišnekėdavo daugiau. Baltušis kartais kulpą pasakydavo, ar kokia čerkutė, bet daugiau tai ne. Dabar dėl tų laiškų. Yra Kutraitės laida, tėvui skirta interviu, kur tėvas pats sako, jisai rašė laišką draugui, kuris sėdėjo jau ar lagery, ar kalėjime. Yra, aš nesiniai siunčiau dar. Ir KGB pačiupo tą laišką, ir tokiu būdu, dar kadangi jisai buvo skautų vilkiukas, tai čia antitarybinio antisovietinė veikla, tokiu būdu, o paskui, matyt, dar atsirado ir kitokių kažkokių istorijų, bet va ta yra pirminė tokia, kur jisai pats tėvas kalbėjo Kutraitį per laidą. Kiek ten ko ir kas, kaip, kada, žinoma, čia niekas negali tiksliai žinoti, galbūt visokių dalykų buvo ir pridėta, ir priausta, ir galbūt buvo tikslas supykdyti visus tuos aktyvistus, taip sakant, kaip ir dabar galbūt yra tokio noro nemažai visose srityse, bet ir dar ką aš norėjau pasakyti dėl universiteto. Jį palaikė Kubilius, Jonas, rektorius, vieną kartą per metus pasikviesdavo į save, pas save, nes jis vertino talentingus mokslininkus. Ir nors jisai buvo tėvas nepartinis, bet, kažkaip nelabai įdrįso ten smaugti. Vis dėlto tuo metu buvo visi, kad ir talentingi fizikai, bet galėjo daryti karjerą ir taip toliau visi, kurie partiniai, jisai nebuvo, bet jo nelabai galėjo, taip sakant, turėjo tėvas tokį tylų palaikymą. Dėl stojimo į Kauno Politechnikos institutą, aš mačiau tą jo bylą, ten buvo aiškiai parašyta, kad ir to negalima leisti studijuoti, ir to negalima leisti studijuoti, bet galima tą, nes jeigu jisai studijuotų tą, ką jisai norėjo, aš dabar tiksliai nepasakysiu, aš turiu nusiskanavus, jeigu jisai studijuotų tą, ką nori, jisai tada galbūt galėtų prieiti prie kokių slaptų dokumentų ir to jam daryti, reiškia, tada jisai turėjo pasirinkti tą specialybę, kuriam leido. Dėl KGB persekiojimo visą laiką jis jautė tą tokią ranką, aišku, jis labai atsargiai laikėsi, tai kas be ko, liežuvio nemėtė. Bet ir mano mama taip pat, ir mūsų šeima, pas mus rinkdavosi mokiniai, klausydavo muzikos, turėjo kas domisi ją ir kas į mokyklą siunčia KGBistus ir tyliai direktorius jai pasakydavo ir mes irgi žinojom. Taip kad čia ne visai taip, žinot, galbūt taip atrodo iš to, kad jis savo valia ir savo tokių atkaklių siekimų į viršų bebaigiškumų, jis atrodo tikrai gyvenimas per sviestą, bet nėra tai per sviestas, jau tikrai sunkiai valia, atkaklių pasipriešinimų ir, žinoma, vidinė rezistencija. Tuo metu žmonės tylėdavo visi. Visi tylėjo. Bet visi buvom lietuviai ir taip pat darbo partija, visi buvo patriotai iš vidaus, mylintis Lietuvą. O gyventi reikėjo ir dėstyti reikėjo ir dirbti reikėjo. Taip, tai va ir dar kartą patvirtina Aloyzo tokį neišpasakytą nuoseklumą. Ir neišpasakytą betarpiškumą. Iš tikrai to, kadangi man teko suktis tarp fizikų, tai būtent tarp Smilgų. Smilgienė Aldona tapo mano patarėja, o Smilga Algis buvo su Aloyzu Geri draugai. Bet Smilga, kaip tik skirtingai Aloyzu, buvo komunistų partijos narys, o Aloyzas ne, bet jie labai geri draugai. Ir Smilga jam nemažai talkino, kad jis galėtų ir stimuliavo jo mokslinį darbą. Tai aš labai daug irgi žinau tokių neišpasakyti daug istorijų, bet man įdomiau paprašyti Alfą Brazą, kad pasisakytų, nes jisgi fizikas. O jo labiau, kad Alfa buvo mokslo akademijų Sąjūdžio koordinatorius ir Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos darbai ir buvo pavaduotojas. Alfonsai, dabar tavo žodis. Trumpai keletą dalykų. Aš tai susitikau su Aloyzu Sakalu 65 metais, kai įstojau ir pradėjau mokytis. Dar Partizanų gatvėje, kur matematikos fakultetas dabar Naugarduko. Ir tokius pirmus metus nebuvo tokio didesnio bendravimo, bet taip atsitiko, kad Aloyzas tapo mano kursinio darbo vadovu. Buvo tokia laboratorija Pusrūsy, Partizanų gatvėje Pusrūsy,
nelabai vykęs laikas buvo, mes kraustėmės į Saulėtekį kaip tik žiemą, tai niekas nedirbo, aparatūrą išmontuoti, perkrausti ir panašiai. Aloyzas buvo toks fizikas eksperimentatorius, praktikas, jis daugiau buvo mokslininkas, radio inžinierius. Paskui jis prie tų puslaidininkių jau specializavosi, prie to seleno. Tai kas man, Aloyzas buvo toks, labai tikras, nuoširdus. Nebuvo jokio atstumo tarp jo ir studentų. Absoliučiai. Pavyzdžiui, sėdėm laboratorijai, ten dirbom, einam į kiną. Pas jį normalu, mes per tos 2 metus kokius 10 sykių buvom į kiną. Nesvarbu kada. Arba jis ten, pas jį buvo tokia pareiga, užsispyrimas ir toksai laisvė vidinė, toks laisvės, poleikis, taip pasakysim. Jam šauna poleikis, jis sugalvoja, davai 10 km į žygį, einam. Batus gerus turi, einam, pasivaikščioti, reikia galvą pravėdinti. Va čia su studentu. Tai čia buvo tokie 75-78 metai. Paskui matydavo, aš dirbau, aš paskui atsiradau Puslankio institutė, toks Steponas Ašmontas buvo, dabar yra jau emeritas direktorium tapęs ir aš pas jį pakliuvau, pas Jūrą Poželovą, senelį, akademijos prezidentą. Ir kas, ir baigiau aš 80, kas dar buvo pasakala man kaip fizikui ir studentui? Sakalui turi būti dėkingi 10 studentų. Jis pasirūpina, kad jie rastų gabų studentai, kad rastų vietą moksliniam darbui. Pavyzdžiui, Aleksandra Abišala buvo pas jį toksai prietelius, prorektorius, kaip jisai, kuris Sudavičius. Jam pasakė, per mano lavoną tu liksi. Sudavičius buvo. Jis buvo komunistas, biurokratas, komunistas, šyras, feldfebelis fantastikas. Aš besimokydamas 5, pas jį kokius 5 sykius ėjau leidimą dirbti. Jis neduoda, aš jau tėvą nėra, mano pinigų neturi, man reikia pragyvenimą užsidirbti. Tai Aloyzas rūpindavosi, tai pavyzdžiui, mane pasirūpino, nežinau iš kur, Antakalny vaikų darželį taisė budėti per naktį. Miegot. Mėgi darželį gauni 78 rublius. Nebendravote, jo. Bet jis, pavyzdžiui, Aleksandra Abišala pasirūpino, kad jis atsirastų radio matavimo prietaisų institutė Kaune. Čia lyrinis nukrypimas. Aleksandras dirbo, 2-3 metus gal. Ir į kariuomenę pakvietė. Ir jo visą darbą nunešė kitas žmogus, kuris ten buvo žemesnis, vėlesnis, jis apsigynė, Aleksandras grįžo, viską iš naujo gavo padaryti. Yra paralelių, bet buvo tokių žmonių daug. 10, kuris rūpinosi, kad baigė fizikos fakultetą, kad jie, tie gabesni žmonės, kad jie turėtų kažkokią, rastų vietą, perspektyvas, o šitas įstrigo. Ir paskui kas nuo kartą būdavo visokių reikalų ir tada atėjo 88 metai. Dar prieš tai susitikęs kelis iki šnekėdavo, jau buvo 80, kai atsirado Gorbačiovas, Aloyzas taip labai keisėsi, labai atsargiai šnekėdavo jau drąsiau. Bet jūs suprasite, visa profesūra bijojo prarasti. Jie labai atsargiai buvo. Universiteto profesūra buvo žiauriai. Žymiai labiau atsargiai arba labiau konservatyviai negu mokslo akademijos profesūra, keista. Ir tada prasidėjo po biškį 88 metais aš parvažiavęs iš Himalajų, buvau birželio 3, paskui ten, kažkur apie birželio 20 aš išskridau į Himalajas į alpinizmą, grįžau, man čia daug kas nepadžiugo ir tapau aš mokslo akademijos koordinatorių. Ir Sakalas tapo Vilniaus miesto sąjūdžio tarybos pirmininku, mūsų ten buvo gal 5 pavaduotojai, bet ten buvo marga minė, Bagdonavičius, Paužuolienė, buvo tokie radikalai panašus į Aukštikalnienę ar tą patį Svarinską, dar bjauresni. Svarinskas, kokis bebuvo, jis buvo atviras, jis po žemiau bambos nemuždavo. Jis nuo dūšius. O čia buvo tokie hitri, žemiau bambos. Su tavim kavą geria ir tau žemiau bambos sukala kur nors. Tai Aloyzas sugebėdavo išvairuoti su to visom, jis buvo toksai tamada už stalo, jis sugebėdavo išvairuoti ir būti lyderiu visokiausių, ir netgi visiškai priešingų nuostatų pažiūrų žmonių, dėl to jisai, šičia toks įspūdis buvo. Ir
Man buvo keista, kai tapo, kandidatu, jisai tapo iniciatyvinė grupė socialdemokratai, o kiek būtų jau tada tos 88-89 2 metus bendravom, jam į tolį buvo nuo socialdemokratijos, visiškai. Jis iš viso ideologinių pažiūrų arba jis neturėjo, arba jis nenorėjo apie tai šnekėti. Jis buvo toksai praktikas, jo. Ir praktikas, kad jam svarbu rezultatas. Bet jisai, kai užsidegė, žingsnis po žingsnį panašiai, jisai už tą socialinį teisingumą, prieš socialinę neteisybę, už kiekvieną žmogaus teises, jis tai buvo persipinęs savį, jam natūralu buvo. Ne veltui tie gelbėti vaikai ir panašiai. Ir jau iš to, ir jisai tapo, čia tokia istorija yra įdomesnė, gruodis, sausas, vasaris 89-90, nenoriu, ir aš ir Vytenis mes nenorim šnekėti. Socdemų partija čia Vilniuje nelabai gražias istorijas, bet tiek to. Sakalas gegužį tampa Vilniaus skyriaus pirmininkus, vėl suburia, skyrius stipriai subujoja, randa vietos ir Kirvelis, ir Dagys, du skirtingi žmonės. Ir panašiai, ir jų šalininkai. Ir 91 metais Antanavičiui bėda su sveikata, ir tada klausimas, kas tas mūsų pirmininkas. Ir man teko su Dagiu važiuoti ir Dovilą Kirvelį prišnekėti, važiuoti į Kauną, įtikinėti ir, Luizas apsimė būti to skyriaus šitą partijos pirmininku ir 91 gegužį išrinko ir mes ten buvom 11 prezidiumo narių, ne kaip dabar, buvo taryba ir 11 prezidiumo narių. Pirmininkas, atsakingas sekretorius, kuris ten mainėsi, iš pradžių Medalinskas pabuvo, paskui dar kažkas ir 9 nariai. Ir tada mes sugebėjom visas tas prezidiumas išvairuoti iki pat 99 metų nesusiskaldę, bet paskui nebepavyko. Tai iš to, ir aš dirbau pas Sakalą 2 metus patarėjau. Česlovas Višėnas buvo pirmininkas, kur Audrius Rudys man pamoką pasakė, aš Česlovas lipo aukštyn, kokiam jau iš 2-3 aukštą, aš žiūrėkiu, Česlovai palauk. Rudys sako, kam Česlovas, o kam Seimo pirmininkas. Nerėjo garsiai. Kai negirdi Česlovas, o kai garsiai, tai Seimo pirmininkė palauk. Tai tokių anekdotų ten buvo, kiek nori. Ten didžiausias anekdotas, kai savivaldos įstatymą pristatinėjom apie bulių ir karvę, kai bulius jaučio netapo, ten istoriją gali stenogramose skaityti, sako, ir panašiai. Tai Sakalas buvo labai konkretus, nesvietiško gabumo. Aš esu vienintelis žmogų gyvenime sutikęs, kuris pirmą sykį skaitydamas tekstą, jis maždaug jausdavo, ką aš parašau. Aš jam viską rašydavau 2 metus. Aš ateinu į darbą kokią 8 ar 7, parašau kokią 10 valandą, Sakalas kur nors, jis važiuoja mašinas, perskaitau. Arba atvirkščiai. Arba šis buvo apie pirmą sykį, skaito tekstą ir padaro pauzes, intonacijas ir panašiai. Paklausęs apie ką. Man biškį nujausdavo. Buvo žmogus, kur pirmą sykį skaitydamas tekstą, kažkur prieš auditoriją, dar sugebėdavo padaryti intonacijas, pauzes ir dar kažką. Toks, neįtikėtina. O šiaip tai pagaudavo mintį iš karto ir ten arba buvo labai konkretus, dalykiškas, į rezultatą nukreipė, žiauriai. Ten šnekau rezultatas. Ir kitą jisai leido, ko Socdemų partija buvo ypatingas, daugiau tokio vadovo nėra. Visi partijos pirmininkai visus kitus užgožė, kokie jie bebuvo. Pradedant Brazausku, visiems jisai savo svorį užgoždavo, nors jisai buvo gana toksai irgi ta mada. Kaip gerai lyrinis Brazauskas vienas iki, kas 2 savaitės, kas savaitę reikėdavo pasakyti, kas dedasi Seime. Su Česlovo ir Sakalo sutikimu, leidimu. Jis pasikviesdavo papasakoti, kokie įstatymai, kas priimta. Antanavičius tikriausiai neužduoda. Ką? Antanavičius nebuvo. Ne, Antanavičius nebuvo, bet jis buvo kitoks. Antanavičius turėjo žmoną, kuri vadovavo Antanavičiui. Čia buvo problema. Ja pasakyti, kad nueik namo sudėk čemodaną iš būstinės Basanavičiaus gatvėje būdavo problema. Jis mėgo vadovauti. Bet Aloyzas buvo nieko neužgožantis, jis leisdavo visiems, kas sugeba, ne visiems, bet kas sugeba pasireikšti. Jis įvairiausias. Jis sugebėdavo ten Aksanavičių su Dagiu ir Dovilų Kirvelį, ir Vytenį, ir manim
visus kažkaip bendram tikslui. Ir nuo 91 metų mes sėkmingai iki pat 96 metų, mes 92 metais mums buvo, dar viena, labai sunki situacija buvo, kai centro frakcijoje visą įdirbį Vytenis nenorėjo užgošti ir Sakalas buvo pirmininkų frakcijos, taip? Vytenis ir socdemai numeris 1 buvo, bet ten buvo masė žmonių, Ozolas, Laurinkus, Vaitiekūnas. Ir jie prieš pat rinkimus chamiškai, nors man raštiškas amžinatilsį Ozolo įsipareigojimas, kad jie taip nedarys, iš Švedijos atsiųstas. Jie įkūrė Centro sąjungą, mums prieš nosį. Visi žino Centro frakciją ir mums pusmetis prieš rinkimus, Centro sąjunga atsiranda. Nors susitarėm, kad taip nebus, po rinkimų darys. Kad eisim bendrai. Ir tada socdemai, ypač Vytenį ir Aloyzą, nuopelnas milžiniškas, tada mes šiaip taip 8 balsus gavom, 92 metais. Po to užauginom iki 12 vietos, Seime 26. LDP beliko 13 iš 31, ten Laidžių 12, o 13 Velikonė. Nesvarbu, 13 jūs turėjot galų gale. O prieš tai turėjot savo 61 plus Lietuvos ateities. 77. Tai ten su Bendinsko kėbra. Nu taip, atsiprašau, bet jie mūsų sąraše. Supratau. Lietuvos ateities forumas įdomiai ten. Bet tiek to. Bet jūs turėjot ir liko 13. Ir šiaip, Vytenį Aloyzas 99 metais biškai skaudžiai priėmė tą dalyką, tą skilimą. Mes išgėrėm gale, atsisėdę vidaus reikalų ministerijos rūmuose visą butelį, kol ten Dagys išsidirbinėja, kiek ten, viskas truko beveik valandą. Tie visi derybos, sutikimai ir panašiai, kai jis pasakė, ne, atsisakau, jo. Tai labai skaudžiai Aloyzas priėmė tą skilimą partijas mūsų, buvo aišku, kad jau suskilo. Ir vat kokie dalykai. Aloyzas visiškai neturėjo, ne taip, keršt. Jis buvo labai atlaidus žmonėm, kurie suklydo. Arba netgi padarė nusižengimą. Vat mūsų frakcija Vytenį būdavo nesikį ginčą, kokie 5-6 sykius, kad ypač Arvydas, nežinau iš kur jis gaudavo, atnešdavo informaciją ir tai sakė. Nu tai duokit į prokuratūrą. Nu tai nesinorėjo duoti į prokuratūrą, buvo pasakyti tiem žmonėm, eikit lauk iš partijos ir per patranko šūvio, o kaip jūs ten išsikapstysis jūsų reikalas. Buvo mūsų partija tokių žmonių kaip ir dabar, kuriem iš tolo negalėjo būti. Ne visiškai nusikaltėliai, bet gobšus, besaiko ir taip toliau. Tai Aloyzas įrodymų. Duokit įrodymus, reiškia tada, tai gerai, jeigu visi tie įrodymai, tai prokuratūros ima, bet arba ten žmogus kažką padaręs ir su to gelbėkim vaikus, ten už jo nugaras visokių istorijų buvo, reiškia, paskui jam teko vairuoti, ant savo kupros išnešti, pasinaudojo Aloyzu. Jis jokio neturėjo keršto jausmą, gerai, su Vytautu Landsbergiu irgi, ten istorijas, kokias tik nori, galų gale su dukra ir Landsbergio žmona, po to, kai jau grįžo, jisgi dažnai lankydavosi Landsbergių šeimoje. Pas Vytautą ir būsimą savo žmoną. Ir atmušė nuo Landsbergio žmoną, vieni sako, kad čia buvo pirma meilė, kiti kitaip sako, bet pasiėmė dukrą ir išvažiavo į Vilnių. Ir jisai visą laiką dirbo rezultatui. Kai dėl to ir neužkliuvo jokiai komunistų partija, jokiai KGB, buvo atsargus savo srityje siekti rezultatų. Kur dirbo toj srityje siekti rezultatų. Ir ne veltui prezidiumo pasikvietė Landsbergis 90 metais, jo. Abudu to bendro tikslo labai, jo. Aloyzas galėjo sėdėti kartu su velniu, žinodamas, kad čia velnias sėdi. Svarbu, kad rezultatas būtų. Bičiuliai, ačiū labai, Alfred, labai tikslus dėl Aloyzo apibūdinimo savybių. Bet kita vertus, Aloyzas buvo neišpasakytai imlus žinioms, straipsniams, patarimams, programoms. Jis iš tiesų padarė milžinišką pažangą. Ir aš galiu patikinti, man teko daug rašyti partijos programų su bičiuliais kartu. Mums teko matyti, kaip Aloyzas evoliucionuoja, kai jisai pirmą kartą aš jį sutikau, tai jis nežinojo net kas ta Socialdemokratų partija. Gal nustabaus. Bet kada prikalbėdami su Kazimieru Antanavičiumi, kad reiktų atkurti, tai mes ir trupučiuką supažindinom, davėm laiko, supažindinom, kas yra kairys ir taip toliau. Bet pagrindinis argumentas buvo,
Aloyzai, negi tu nori, kad komunistai paimtų ir taptų socialdemokratais? Nenoriu. Ne. Tai tvarkoti, sako, šitas labai paprastas klausimas, bet jo apsisprendimą padarė miklį. Ir jis taip ir įstojo, kad nereikia duoti šansų, nes ėjo kalba, kad komunistai pakeis pavadinimą, taps socialdemokratais. Tai kad to neįvyktų, Aloyzas labai greitai priėmė sprendimą, kad taip. Ir tada mes, kaip tik 90-ųjų jau spalio mėnesį, buvom priimti Socialistų internacionalą, užkirtom kelią savarankiškai LKP aplikuoti į Socialistų internacionalą, po to LDDP užkirtom kelią, žodžiu, čia ilga istorija, bet mes visą laiką laikėmės to principo, kad taip mes kalbam apie organizaciją, bet nekalbam apie žmones. Štai tikras dalykas yra Justas Vincas Paleckis. Kaip? Paleckį Aloyzas prikalbino išeiti iš LKP 92 turbūt. pirmų metų pabaiga, 22. Įsivaizduojat, kad Justui išeiti iš LKP. Ne LDDP. Ne, po to jau LDDP. Bet dar buvo LKP, kai jis išėjo. Taip, LKP. Ką reiškia, kokio reikia įkalbėjimo ir sprendimo? Kam, bet Justui Vincui Paleckiui. Žinoma, galiu pasakyti, kad Justas suvaidino milžinišką vaidmenį reformuojant partiją. Tarp CK narių reformacinis sparnas buvo Justo Vinco Paleckio ir aplink jį Gediminas Kirkilas ir po to jau jaunesni prisijungė, bet būtent šis flankas turėjo labai daug įtakos ir atsiskyrimui partijoje, žinoma, 19 partinė konferencija, čia ilga būtų istorija. Bet ir Šepetys be kitko palaikė tą liniją. Čia yra dokumentuota viskas, ką aš kalbu. Ir štai Aloyzas prikalbina, ateina pas mane ir sako, klausyk, Vyteni, kaip tu žiūrėtum, jeigu Paleckis įstotų į Socialdemokratiją, paliktų LKP ir įstotų. Aš atsakiau iš karto, būtų didelis žingsnis. Mes sako, įsivaizduok, sakau, kaip atrodytų visumoje. Bet sako, tu galėtum, žinant, koks mano tėvas buvo labai kategoriškas Paleckio ir Sniečkaus atžvilgiu, yra jo raštai su tokiu net ir praktikimu. Tai aš sakau, klausyk, nėra problemų. Mes ne taip turim žiūrėti, nes iš tiesų bet kokia keršto logika yra lygoto proto požymis. Mes turime konstruktyviai žiūrėti. Ir jeigu jūs apsisprendžia, pirmin. Ir po kiek laiko Aloyzas atneša Justo Paleckio prašymą priimti LSDP. ir ne taip lengvai priėmė. Ir tai palauk, ten su durtuvais buvo. Prezidiumo posėdis Valdrinės. Tai buvo, žinai, su durtuvais, tai teko vėl laviruoti, tikinėti ir taip toliau. Bet tai buvo neišpasakytai didelis iššūkis Demokratinė darbo partija vėliau. Ir taip, kaip sakyti, Justas atsidūrė mūsų sąraše. Bet tuo pačiu dar vienas dalykas. Aloyzas mokėdavo prikalbinti žmonės, kurie nebuvo branduolyje. Ir vat Klaipėdos sąjūdyje buvo Vytautas Plečkaitis. Ir Vytautas Plečkaitis atėjo su Klaipėdos, kaip sakyti, bičiuliais į aukščiausią tarybą išrinktas, mes tik tada susipažinom. Ir tada ėmėm ieškoti, kaip čia, kaip suburti centro frakciją, kaip padaryti. Ar nebuvo pradžioje frakcijos? Nebuvo, aišku, tai buvo individualios kalbos. Tai va čia vėl Aloyzo mokėjimas pasiekti žmogų ir būti atviru, ir būti patraukliu, ir būti visiškai tokiu absoliučiai judriu, negalvojant, kas buvo. Ne, reikia kalbėti. Ir taip ir Vytautas Plečkaitis atėjo į mūsų kitą. Vytautai, dabar tada žodis tau. Tai iš tikrųjų susipažinau su Sakalu tik tuomet, kai tuo metu buvom aukščiausioj tarybai.
Ir aš tuo metu ieškojau, iš tikrųjų, aš supratau, kad jeigu tu esi parlamento, tai tau reikia vis tiek vienas tu esi niekas. Netgi grupė nesi niekas. Tu turėjai su partija kažkokia. Iš pradžių aš norėjau rinktis kitą partiją, nes esu demokratų, o krikščionių demokratų. Ir buvau nuėjęs į jų susirinkimą, į kiekvienų. Bet mane ten toksai buvo jausmas, kad čia per daug yra, sakyčiau, krikščionybės, bet per mažai demokratijos. Jie pradėdavo susirinkimus malda, kas tais laikais jau kažkaip nelabai. Čia man vis tiek ne vieta, nors mano šeima visa buvo labai krikščioniška, motina buvo labai katalikė. Ir aš galvoju, kad vis tiek socialdemokratai buvo tokie, pusiau raudoni. Tai reikėjo save palaužti, kad sutikti. Ir iš tikrųjų, Sakalas, man atrodo, jis ne vienas dar ir pats buvo, tiesiog gerokai pakalbėjom apie viską ir aš nusprendžiau, gal kodėl ne, reikia pabandyti. Ir iš tikrųjų aš nesu nusivylęs, kad įstojo į socialdemokratų partiją. Nusivylęs bendrai dabartiniais socdemais esu. Labai stipriai. Iš tikrųjų, man atrodo, kad visos partijos dabar, pusiau griūvančios, be ideologijų, be didesnių tikslų, bet tas liečia ir mūsų partiją. Taip. Mūsų partija, jeigu pergyvena, ypač tokie, renkant tokius žmonės į aukščiausią valdžią, vis tiek turėtų būti atranka, kažkokia partijoje turėtų būti kažkoks komitetas ar kažkoks prezidiumas tų užsimintų, kuris patikrintų tos žmonės, kas tas žmonės ateina. Dabar šitas būsimasis finansų ministras, tai košmaras. Negalima leisti tokių žmonių, avantiūristinio tipo žmonių į tokias pareigas. Čia nuotrauka, bet apie Sakalą dar sužinojau iš pažįstamų žurnalistų, kuris studijavo žurnalistiką ir keitėsi universiteto laikraščio pavadinimas. Tai tuo metu Sakalas buvo to studentų leidinio vienas iš redaktorių. Po Gylys, Sakalas ir Genzelis. Sako, jie ten mažai ką darė, bet Sakalas buvo toks žmogus, kuris tas visas audras, kurios kildavo dėl laikraščio leidimos, jisai visą laiką švelnindavo. Tas žmogus, kuris iš tikrųjų norėjo, kad būtų mažiau įtampos, daugiau santarvės ir buvo pasiruošęs visą laiką, kaip sakoma, viską spręsti geruoju, su įtampa, bet žinoma, turėjo ir savo principus. Jeigu aš prisimenu, kai buvo minėjimas Sniečkaus mokslo akademijoje ir, atrodo, 100 metų ar kiek. Buvo irgi nuėjęs pasižiūrėti, žiūriu, kad kai kurie socialdemokratai atėjo. Ir net kai kurie taip šneka prosnieškiškai. Tai mane labai irgi tas nustebino, kad tokių žmonių yra, kad gal ne tokių partijų yra, bet iš tikrųjų supratau, kad partijoje ideologinio požiūrių yra irgi labai daug sparnų. Ir save priskaičiau 10 sparnų, bet kiti tai buvo labai jau. Galbūt net komunistų partijos buvimas būtų į naudą. Tai būtų tas nuėjęs jau radikalus komunistų partijos sparnas į tikrą partiją. O dabar jis praktiškai ir dabar yra. Ir manau, kad čia tas, žinoma, padeda partijai. Dar vienas labai neišpasakytai svarbus Aloyzo charakterio bruožas. Jis iš tiesų turėjo tą kraujį įgimtą savybę. Iš priešo daryk abejojantą, iš abejojančio daryk draugą. Ir Paleckio atveju, ir Vytauto atveju, ir kitus atvejais jisai būtent abejojantį mokydavo patraukti. Bet labai svarbu, kad jis gynė tokį principą. Negalima daryti žingsnių
jeigu šiuo atveju vieniems darydamas kažką tai tokio, kitiems sukelia dar daugiau blogesnių pasekmių. Ir štai nuosavybės atstatymo tuose visose peripetijose mes laikėmės labai kietai šitą pusę. Mes laikėmės kietai, kad principu, kad reikia iš tiesų be galo jautriai atsižvelgti į esančios dabarties žmonių padėtį. Ir Aloyzo tas socialinio teisingumo jausmas greičiausiai gimė net nuo lagerio laikų. Lageriais mokėjo labai dalintis, aš nežinau, čia yra lagerio laikų nuotrauka. O čia yra lagerio laikų Aloyzo nuotrauka. Ir kaip matote, su kitų lagerio laikų žmogum. Jeigu jūs atsimenate, kad ir Koroliovai teko sėdėti kalėjime, Koroliovai, būsimam kosmoso, kaip sakyti, projektų vadovui, irgi tuose pačiuose Chabarovsko lageriuose, tai Koroliovas irgi turėjo tikslą ne atkerčyti dagalį, bet jis turėjo tikslą prarvаться k звездам. Išsiveržti į žvaigždės. Ir Aloyzo supratimas, kad kiekviename žmoguje slypi kažkas tai tokio, kas gali tą žmogų vesti į tokią jo atgimimą arba jo tokią pasitaisymą, jį labai smarkiai lydėjo darbe su įkalintais vaikais. Jeigu, kad žinote, Gruzdžius Šiaulių apskritai, ten Gruzdžiuose yra nuo tarybinių laikų buvo toks vaikų kalėjimas. Ir mūsų su Aloyzu lankydavom tos įkalintus ten vaikučius. Ir net vaikų, kurie būdavo nuteisti už žmogžudystę. Ir man stovi akyse mūsų susitikimai su dviem paaugliais, kurių vienas nužudė vieną kaimyną, žodžiu, įvykdė tokius nusikaltimus. Ir įsivaizduokite, Aloyzas tiek pergyveno, jiems tik taip 16 metų arba 14 metų. Tu įsivaizduoji, kaip reikia padaryti, kad jie sugrįžtų, kad kažkas prabūstų pas juos. Ir mūsų važiuodami kartu iš aukščiausios tarybos, iš Seimo jau Seimo važiuodavom į Gruzdžius, ir grįždami atgal, po to darydavom įspūdžiais. Net įspūdžiai buvo labai sunkus tose įkalinimo namuose. Mes su juo lankėmės moterų kalėjime Panevėžy. Mes lankėmės Lukiškėse, Pravieniškėse. Jis ne tai, kad buvo kalinių globos draugijos, be kitko jis su Česlovu Stoniu, to aktoriumi, irgi labai daug padėjo kaliniams. Jis man vieną kartą sako, tu nežinai, tu negali suprasti, koks jausmas yra, kai tu esi zonoje uždarytas. Sako, aš žinau šitą jausmą, todėl sako, aš taip suprantu tos žmonės, nesvarbu dėl ko jie patekė. Bet ką padaryti, kad jie išeitų ir būtų žmonėmis. Čia buvo didžioji Aloyzo savybė. Ir dėl to Gelbėkit vaikai organizacija, jis irgi buvo pilnas tokio gilaus susirūpinimo, kad tai tiem vaikam gyvenimas padovanojo didžiulę neteisybę. Ar jie našlaičiai, ar dar kažkas, ar tėvai, kaip sakyti, netikė, bet neteisybę padovanojo. Kaip gali būti, kad mes nematom tos neteisybės, kuri tos vaikučius tik kylančius į savo gyvenimo kelią, čia pat su to. Ir jis išnešė šitą idėją visą laiką, jis niekad nepamirš, ar buvo Seimo pirmininko pavaduotojas, ar komiteto pirmininko. Jisai nešė šitą aktyvę pagalbos, ištiestos pagalbos ranką visą laiką. Mes su juo išmaišėm Lietuvą, nežinau, skersai ir išilgai. Abu. Kiek mes kilometrų padarėm, tik mūdu vieni žinome. Mes su juo patekom į sunkias avarijas. Žodžiu, ko tik nebuvo. Bet visą laiką važiuodami kažkur padaryti, kažką padėti. Jis atiduodavo pinigus, jisai veždavo dokumentus. Ir darbas su rinkėjais buvo vienas iš svarbiausių jo savybių nepalikti apsilankiusio be atsakymų.
net ir neigiamas atsakymas, net ir tai, kad tu negali padėti, bet jis šitiek giliai pamenate, buvo laiškų, peticijų laiškų skyrius, kuriame mes gaudavom šimtus laiškų, labai sunkių, labai sudėtingų. Bet jo principas buvo, Vyteni, žiūrėk, pasakykit visiems mūsų frakcijoje, jeigu tave niekad neturi teisės atsisakyti. Ar atsiliepti telefonu, ar parašyti mailą, ar parašyti atgal laišką, ar susitikti, ar nuvažiuoti. Tai buvo jo pati giliausia savybė. Ir jis man pasakojo istoriją, kaip jisai atitolo nuo tokios katalikiškos tradicijos. Jisai pasakojo istoriją, nes jis atsidūrė lageryje ir ten buvo katalikų šventikas buvo, kuris dėja nesidalino siuntiniais ir taip toliau, nors aplinkui buvo pakankamai sudėtingos sąlygos. Jis po to man sakydavo, klausyk, bet matai, net ir tokioj profesijoje štai sako, egoizmas ima ir sudaužo, sako, pasitikėjimą žmogum. Kaip sako, tu gali tada atsiverti tokiam žmogui kaip dvasiniam ganytojui. Jis sako, tas mane truputį tolino nuo visko. Atsiprašau, Vyteni, dabar mane girdit? Girdim, matom. Ir matom. Girdim ir matom, jūs tai tavo žodis. Ai, tai čia ačiū Tatjanai, kuri visgi kažką tai ten darė. Tai ką, dabar aš dėkuoju labai visiems kalbėjusiems, tikrai labai įdomu. Tai kągi apie Aloyzą Sakalą. Daug buvo prisiminta, labai įdomu, labai malonu, kad čia viskas bus užfiksuota. Na ir mes su juo ypatingai suartėjome aukščiausios tarybos metais, kai važinėjom su juo po socialdemokratų suvažiavimus, konferencijas įvairiose šalyse, įvairios partijos. Nu ir kažkaip tai žiūriu, kad mes viens kitą visai neblogai suprantam. Ir 1991 metais, gegužės pabaiga, socdemų suvažiavimas Brėmene. Na, per pertrauką Aloyzas kviečia mane, sako, eikim, paieškosim ramesnį kambarį, noriu rimtam pokalbiui tave pasikviesti. Ir staiga šauna, kaip iš patrankos, klausyk jūs, tai mes kviečiam tave pas mus į mūsų partiją. Aš vos nuo kėdės nenuvirtau, tikrai nelaukiau šito. Nu, galvoju, Aloyzai reikia pasitarti, man absoliučiai netikėta ir matau tame ir pliusų, ir minusų. Nu, po kelių dienų duosiu atsakymą. Be abejo, tos dienos buvo labai sunkios. Be abejo, aš pirmiausiai nuėjau pasitarti pas Brazauską Algirdą, pas Vladą Berezovą. Be abejo, jie irgi sakė, kad, tu pagalvok, vargu, kaip čia atrodys, bet iš jų pusės pajutau supratimą tam tikrą. Nes koks mano buvo, galvojimo kryptis. Na, pirmiausiai, kad jeigu jau kviečia partijos pirmininkas, reiškia matyti tas tiesa, kai tik Aloyzas pasakė tos žodžius, aš pasakiau, o kaip Vytenis Andriukaitis į tai žiūri? Aloyzas sako, teigiamai, kaip ir kiti. Nu, tai sakau, man šitas ypač svarbu, nes tarkim iš Daubilo aš jaučiau draugiškumą. Iš Šaltenio, kaip vardas Vytenis Šaltenis, labai simpatiškas, mes jo irgi vis buvo tautinis sekretorius. Irgi jaučiau simpatiją. O iš Vytenio jaučiau tokį šaltuką. Tai jo, kai jis pasakė, kad Vytenis už tai, man irgi reiškia. Ir aišku, aš mačiau tarp socdemų daug tokių man simpatiškų žmonių, kai kurie ir čia dabar sėdi kambaryje. Na ir aš sakiau, ir Algirdui, ir Vladui Berezovui, kad sakau, jeigu jie jau kviečia, reiškia mūsų ta konfrontacija, kuri tuomet buvo labai stipri, mesgi kovojom dėl to paties elektoriato,
kovojom dėl prieimimo į socialistinį internacionalą, pagaliau į Europos socialistų gretas. Ir socdemai mus blokavo. Ir iš jų, sakau, supratau, kad jie abejoja, nepatarė, bet jeigu aš padarysiu tą žingsnį, jie supras. Na, o partijų be abejo buvo sutiktas labai priešiškai ir Česlovas pasakė karštą kalbą, pasakė, aš linosiu, kai pakomentuot tavo perėjimą. Gerai prisimenu tos žodžius. Bet su Česlovu mes vis tiek likom geruose santykiuose. Aš po poros dienų pasakiau, kad aš sutinku ir be abejo tai sunkus sprendimas, bet taip išėjo, kad aš 10 metų anksčiau negu kiti mano kolegos iš LDDP susijungiau su socialdemokratais. Nu, nesigailiu. Tai va, prisimenu vieną ypatingą pavedimą, kurį man davė Aloyzas Sakalas, kaip tik tais laikais, tuomet, kai didžiausia įtampa buvo, kai skilimas aukščiausioje taryboje, parlamentinė rezistencija, jis man davė nuvežti laišką Vokietijos socialdemokratų partijos pirmininkui Fogeliui. Aš jį perdaviau per Hansą Eberhardą Engelsą, tarptautinį sekretorių, manau prisimenat, ir Vytenis, ir Alfonsas, ir Vytautas galbūt. Jis 41 metus buvo socdemų tarptautinis sekretorius. Ir po kiek laiko man Hansas Eberhardas grąžino irgi ypatingą voką, kurį aš perdaviau, Aloyzui, ir aš įsivaizduoju, kas ten buvo. Tai va, toliau peršoku į kitus metus jau, kai buvo dar aukščiausioje taryboje, 92 metais mes su amžinatilsį Dobilu, kaip tik mėginom prisiminti tiksliai, ar 92 ar 93 buvo įkurtas Stepono Kairio fondas. Tai buvo Dobilo kabinete, gamtos fakultete, jis buvo pirmininkas, Aloyzas, kiek prisimenu, pavaduotojas ir mes 3 nariai. Tai Vida Ždironaitė, profesorė, kardiologė, mano geras draugas, prosojangietis plastos gamyklos Leonas Prasmickas ir aš. Tuomet tas fondas daugiausiai mes, ką darėm, tai mėginom megzti tarptautinius ryšius su tokiais, kartais sekdavosi, kartais nelabai, bet turint tokį žmogų kaip Dobilas, kuris buvo fanatikas, tuomet ir liko iki galo, reiškia, socialdemokratinių idėjų, domėjimais tais dalykais, ir panašiai ir Aloyzas. Labai įdomus laikotarpis Europos parlamente. 2004-2009 metai. Gal kai kas prisimena, buvo reitingavimas partijoje, visi galėjo rašyti savo kandidatus ir po reitingavimo Aloyzas atsidūrė 9 vietoje. Aiški neteisybė. Ir kas čia pakėlė balsą? Vytenis. Vytenis nuėjo pas Algirdą, pasakė, kad čia neteisinga ta vieta, kad jis nusipelnė žymiai aukštesnės vietos ir Aloyzas atsidūrė 4 vietoje. Bet prieš jį buvo taip, kad kiek aš prisimenu, aš buvau 1, Gediminas Kirkilas 2, 3, Algimantas Čekuolis. Ir po reitingavimo jau rinkimuose Aloyzas susidūrė 2 vietoje. Čia buvo didelis palaikymas Aloyzui Sakalui. Ir mes su juo buvom išrinkti į Europos parlamentą. Europos parlamente jis turėjo didelį autoritetą, pirmiausia, ir dėl savo biografijos, ir dėl kompetencijos, ir dėl mokėjimo bendrauti. Bet
papasakosiu apie vieną tokį riktą. Reiškia, mes pasidalinom, kad jis pirmoji kadencijos pusėje bus mūsų galingos delegacijos vadovas socialistų ir demokratų frakcijai iš 2 žmonių, o aš būsiu antroji, o aš pirmoji iždininkas, o jis paskui atvirkščiai. Tai va, reiškia, kai buvo skirstomi postai, Vytenis gerai žino, pagal ką jie skirstomi. O Aloyzas nepasidomėjo. Ir su manim nepasitaręs, mane įrašė komiteto pirmininku, NATO delegacijos vadovų, save irgi įrašė komiteto pirmininku, Amerikos delegacijos vadovų. O tuo tarpu pagal tuometinės ir dabartinę reglamentą į tai gali pretenduoti, jeigu mes būtumėm turėję frakcijoje 40 žmonių, 30, taip, būtumėm galėję. O kai mes buvom 2, tai iš mūsų pasijuokė ir davė 0. Antroji kadencijos pusėje Aloyzas tapo nedidelės ten delegacijos su Moldovo pavaduotoju, aš irgi su Baltarusija tapau pavaduotoju ir mes likom patenkinti. Toliau, reiškia, nenoriu užtęsti, kadangi daug ką išgirdau, kai ką praklausiau, reiškia, noriu visgi pabaigti tokiu asmenišku jautriu dalyku. Kažkada mes su sūnum Algirdu buvom labai artimi, daug kalbėdavomės, tardavome. Bet kai jis tapo Seimo nariu, jis labai pasikeitė. Ir dėl savo pažiūrų, ir dėl kitko. Ir vieną kartą jis atėjo pas mane ir pasakė, sako, pagaliau aš įsivadavau iš tavo įtakos ir dabar eisiu kitų kelių. Kągi, aš jam pasakiau labai baisius žodžius, porą metų mes nesikalbėjome iš viso. Ir pagaliau 18 metai areštas. Ir man absoliučiai netikėtai 3 mano kolegos signatarai, vienas teisininkas ir 2 neteisininkai, jų tarpe Aloyzas Sakalas, reiškia, parodė man dokumentą, kurį jie parašė be jokių mano iniciatyvų, reiškia, raštas generaliniam prokurorui, kuriame, reiškia, prašoma, reiškia, kad teismas nebūtų uždaras, kaip reikalavo prokurorai ir VSD, ir antra, kad jis būtų paleistas už užstatą, po to, kai jau jis 1,5 metų praleido vienutinį. Paskui panašų raštą parašė tie patys žmonės, tada jau pasirašė net 60 signatarų ir jis suvaidino savo vaidmenį. Mano nuomonė, aš sakau, aš nieko nedariau, tik tai žinojau, kad Algirdas dėl ten $3,000, kad jis tam kažkokį taptų šnekų, šitas buvo neįsivaizdavimo, kad jis ten savo kvailas idėjas ir kvailius požiūrius gins, tai čia kitas dalykas. Ir štai vėl Aloyzas Sakalas 2020 metų pavasarį, kai bylos aplinkybės dar nebuvo aiškios, Delfyje atspausdino straipsnį, kurio aš niekad nepamiršiu, aišku, iškalbingų pavadinimų. Kas pažabos siautėjančius prokurorus. Dabar cituoju. Ir ką jis rašo, išreikšdamas pagrindinę nuomonę, šita byla aiškiai politizuota. Dabar cituoju. Iš savo kartaus patyrimo, 5 metai kalėjimo ir lagerio, gerai suvokiu, ką reiškia daugiau 1,5 metų Algirdo Paleckio dienų ir naktų vienutėje. Galimai už savo nuomonės reiškimą, už įsitikinimus. Ir prokurorų veiksmų šioje byloje, iš prokurorų veiksmų šioje byloje darytina išvada,
kad dar ne visi prokurorai turi imunitetą nuo politikų sindromo vadovauti visiems, net ir prokurorams. Ar neskirta ši byla tam, kad įbaugintų kitus, kad užčiauptų burną turintiems savo, kad ir kitokią, besiskiriančią nuo oficialios nuomonę? Na, Aloyzas Sakalas išliko ir mano atmintyje kaip drąsus, tvirtas, teisingas žmogus. Ačiū. Ačiū Justai, ačiū labai. Gerai, tai Justai, mes nebuvom sutarę, kokias temas paliesim, bet mūsų visos temos iš tiesų labai aiškiai atskleidė pačią giliausią Aloyzo savybę. Tai didelį jo žmoniškumą, didelį jo padorumą, didelį jo įsitikinimų gilumą. Iš pat širdies jisai niekad nebuvo veidmainys. Ir aš tikrai noriu padėkoti tau, Justai, už šitas labai jautrias įžvalgas. Ir už šitą jautrų citavimą Aloyzo straipsnio dėl tavo sūnaus. Ir aš galiu dar kartą patikinti, kad taip mes turėtumėm, socialdemokratai, imti pavyzdį iš Aloyzo. Būti principingais. Vengti falšo. Veidmainystė yra pats šlykščiausias bruožas. Prisitaikėliškumas, padlaižiškumas yra patys bjauriausi dalykai, kurių Aloyzas nekentė iki širdies gelmių. Ir jis galėdavo suklysti, nebijodavo atsiprašyti. Jis galėdavo, kaip sakyti, kategoriškai nusiteikti prieš vieną ar kitą dalyką. Bet po to, jeigu būdavo pateikiami faktai, jisai keisdavo savo nuomonę. Jis galėdavo peržengti savo ambicijas ir pasakyti, kur jis klydo. Tai yra didelio žmogaus didelė savybė. Aš žinau, kad Ramunė yra mūsų tarpe, kuri su juo važinėdavo į įvairias išvykas ir rašydavo Lietuvos ryte kai kurios straipsnius apie socialdemokratus tuo metu. Ramunė, gal tu gali kokią įžvalgą mums atskleisti? Malonu, kad mane prisimenat, girdės mane, bet aš kadangi nesiruošiau jau 2 valandas, viršėt visus reglamentus ir prieštaraujat Sakalo tradicijai kalbėti trumpai ir aiškiai. Kas man atrodo yra svarbu. Kas yra apie Sakalą kalbant, apie jo netikėtumą, ką Alfa pasakojo. Aš vieną vasarą pas mane atvažiavo draugai iš Londono ir sakau, šiandien parodysiu negyvasias kopas. Mes einam ir ką? Išnyra prieš akį Sakalas. Ir jie sako, nu nieko sau, tu draugų net negyvose kopose turi. Tai jisai būdavo toksai, sugalvoja ir daro. Su juo dar turėjau tokią įdomią istoriją dėl jo KGB. Ir mane įtraukė į tokį sūkurį, nes Čepas vadovavo komisijai, sakė, kad ir Sakalas, ir dar 2 žmonės gali paliudyti, kad jisai ten lagerį atsidūrė ne savo noru. Ir ką, visi bijojo rašyti, aš tada Lietuvos ryte, kalbėjau Jūratę Skerytę, kuri buvo BNS žurnalistė, sakau, rašom kartu, mūsų abiejų kažkaip nesunaikins ir kai 2 šaltiniai jau tai bus tikras dalykas. Ir pasirodo ta žinutės, Landsbergis išvažiavęs į Islandiją, parašo žinutę, tavo teiginiai prilygsta pasakymai, kad pusryčiam aš valgau žmogieną su žalumynais. Man tokia keista istorija, o mūsų tas Sakalo tvirtinimas remiasi pačiu Sakalu ir dar 2 žmonėm, kurie gali paliudyti. Landsbergis kaip Seimo pirmininkas ant oficialaus rašto kreipėsi į prokuratūrą, reikalauja, kad man užvestų baudžiamąją bylą dėl šmeižto. O Sakalas sako, nu jūs ten kažkaip kapanokitės. Ne, nors aš galvoju. Aš kaip žurnalistė atlieku savo pareigą, noriu išsiaiškinti, o jisai stebi istoriją iš šono. Bet kas mane jame labai žavėdavo, tas, kaip jūs ir minėjot, dėmesys kiekvienam rinkėjui. Dabar aš daugelį Seimo narių pažįstu, nes apie politiką rašiau 20 metų, dabar atsitraukiau ir daugelį žinau.
Tai net mano seni pažįstami atsisako atskambinti arba atrašyti laiškus. O jisai atrašydavo ir bendraudavo su kiekvienu nepažįstamu žmogumi. Ir tas dėmesys vaikams, sos vaikams. Ir va dabar iš to renginio, dėkoju Vyteniui už gražią iniciatyvą, man atrodo, žmonės primena konkretus darbai jų iniciatyvos. Ir jeigu mums iš tikrųjų čia susirinkusiam rūpi Sakalo atminimas, reiktų kažkaip va tą jo pradėtą vagą rūpestį kaliniais ir vaikais pratęsti. Ir man atrodo, tai būtų tikrai vertas darbas jo atminimui ir jo darbų pratęsimui. Tai ačiū už dėmesį ir Ačiū labai. Bičiuliai, Ramonė, mums kad jau 2 valandas. Mes vedėme labai tokį gražų, intensyvų pokalbį, panoramą, bet aš dabar noriu, taip, aš manau, kad Aš labai atsiprašau, kad įsiterpiu ir įsilendu kažkur, tai bet žinot, kaip dabar gyvenau beveik metus su vairiais dokumentais ir daug ką gilinausi, tai vis kažką dar atsimenu, kažkokią smulkmenėlę, kurią lyg atrodo būtų prasminga pridėti. Tai aš pasižiūrėjau dėl tėvo po lagerio dokumentų, tai kadangi buvo amnestija 55 metais ir politinių kalinių, tai kaip sakyt, matyt, tuo metu, kaip jūs sakėte, čia švari spravkė, bet dokumentuose jisai rašė savo autobiografijoje, kad jisai dirbo ten nuo tada kažkokių šaltkalvių kažkokioj ten srity, ten dar betonuotojų ko, bet žodžiu, kad buvo lageris ir nerašė. Dabar visokius ten, reikėjo visokių pažymų, aš mačiau tą bylą, kad jo studijų, kad reikėjo visokių pažymų, kaip ten tėvai, ar nebuvo represuoti, ar čia buvo kokia ten žemė, ar neturėjo ką. Ar ten tyčia ar netyčia, bet sekretorės supainiojo kokį ten vardą, kokį adresą, siunčia Anykščių rajoną, rašo, ten tokio nebuvo, jokių duomenų neturime. Aš pati žinau iš savo giminių, kurie buvo, pavyzdžiui, pedagoginio buvo Kalinauskas dekanas, kaip jie dengdavo tremtinius, kaip sudarydavo tiems galimybę kažkokiu būdu, taip, jiegi grįžo, taigi, taip sakant, ne iš kalėjimų, vis tiek sudarydavo galimybę studijuoti, ir aš irgi taip keliu savo klausimą, kaip ten vis dėlto, ar čia tyčia, netyčia, bet, reiškia, ta amnestija buvo visuotinė 55 metais, tada, kai jisai buvo grįžęs. Jisai buvo reabilituotas 76 ar 8 metais, negaliu pasakyti, jau teisiškai reabilituotas, kai gali rašyti dokumentuose, kad neteistas po to. O kažkas 86 metais jau buvo dokumentas kitas, kada priimta, įskaitytas tas darbo buvimas konclageris, įskaitytas į stažą ten ir kažkokias tas bateikas. Tai žodžiu, taip, tokie dalykai, kurie man irgi įdomus ir kelia tokį susidomėjimą ir įvairiom detalėm. Taip pat, aš manau, kad gal prasmingas, kažkaip, kad čia tik įsitikė. Ačiū labai, bičiulis ir bičiuliai, kadangi tikrai priminė ir man, kaip, tiesiog man irgi, taip, daktaras, taigi žinau, kad 2 valandos yra per ilgai. Tai aš Dvi akademinės valandos. labai kaltas, o bičiuliai mūsų laukia taurė vyno, vanduo, atsigaivinimas. Tai kviečiame visus į viešai. Ačiū visiems įsijungus.